Na, taip, birželio 20 diena. Prieš gerą mėnesį čia vat išvažinėjo šitą taką sunkiasvoris transportas, kuris važiuoja plytas, kitas statybinės medžiagas, kad suremontuotų taką, į kurio aš daeisiu, kurį filmavau anksčiau. Vat, išvažinėjo veją. Vat matot, čia va, viso šlaito nuvažinėja su tais milžiniškais ratais traktorių, kurio kaušė vežiojo, reiškia, medžiagas. Vat. Ką jie šitie padarė? Galvijai, kitaip pavadinti negaliu, nes taip žmonės nesielgia. Statybininkai taip nesielgia. Vilniuje gyvenu 70 metų, daugiau, 702 metai. Tokio gyvulyno nesu matęs. Dažnai mėgsta kalbėti, kad sovietmetis, kaip dirbo sovietmetis. Taip, kaip dirba dabar, tokio gyvulyno niekada nebuvo. Vat atkreipiu dėmesį, ką jie padarė su šaligatviu. Va, sutrūpinta viskas. Tai yra kažkas tai baisaus. Ir pažiūrėkit, dabar, va, vakar atėjo keli kažkokie tai darbininkai į bomžus panašus. Ir jie neva taip patvarkė, va čia, kaip matot, va tą gabaliuką. Va čia šitos va kelis 10 va šaligatvių nuskelta kažkokie tai gabaliuką įdėjo. O čia va taip va šitą va gabalėlį jie va neva tai sutvarkė. O čia toks sutvarkymas. Tai yra košmaras. Ir visi šaligatviai išlaužyti, išbūti. Va, čia buvo veja gražiausia. Čia viskas nugremžta. Čia yra didelis košmaras pridarytas. Va, kaip čia atrodo, aš parodysiu iš šitos pusės. Tai čia vadinasi Benkunsko, šito įsigimelio. Šito, reiškia, protinio neįgaliojo. Nu kaip kitaip pavadinti miesto merą, kurio mieste jau tokie dalykai darosi. Tai čia yra košmaras kažkoks. Ir čia paremontuota. Čia šitie va galvijai paremontavo vadinasi. Va šitą siaubą, va aš jums rodau. Va tai jau yra toks siaubas. Čia bendro naudojimo šaligatvis. Vat, reiškia, visiškai sunaikinta ir palikta. Vat. Čia buvo įrengtas va tas šaligatviukas. Va, čia kažkokie tai darbininkai, reiškia, atvežti iš Ukrainos ar Baltarusijos. Baltarusijos greičiausiai čia va. Tai va šitie chaltūrininkai va statė, bet kadangi projektavo bukaprotis, kaip visada, tai šaligatvis tas iškeltas. Jisai pakeltas nuo aukščiau negu kiti šaligatviai. Ir dabar nuo čia visas vanduo teka kitur, va, į vieną pusę, čia į daugiabučio kiemą nuo to šaligatvio. Ir į mūsų Vileišio 15, reiškia, namo kiemą. Aš esu fotografavęs. Va, ką jie šitie galvijai padarė su mūsų šaligatviu prie namų, kitoje namo pusėje. Va, su sunkiasvoriais traktoriais išvažinėjo. Ir čia va duobė, čia formuojasi baisios balos per lietų. Va, moterų gražiai sutvarkyti želdiniai, o šitie galvijai, Benkunsko, galvijai, kito žodžio nėra. Čia taip žmonės nedaro, taip žmonės neremontuoja. Yra pas mane pilna nuotraukų, kas čia vyksta po lietaus. O kaip gražiai moteris sutvarkiusios mūsų aplinką. Va, ir ką pridarė šitie gyvuliai. Nu, nėra kito žodžio. Čia, reiškia, jie tvarkė laiptus. Ačiū, va, sutvarkė, ten laiptai buvo sulūžę. Bet visą tvarkydami važiavo su baisingais traktoriais, su baisingais sunkiasvoriais ir viską čia išlaužė. Ar negalima buvo kitaip privažiuoti? Na, priešais matyt kelias. O čia va galima buvo privažiuoti nelaužiant šaligatvių, nieko nedarant. Ne, paprasčiausiai atvažiavo per kiemą, išlaužė. Turiu aš filmus, turiu nuotraukas, viskas yra. Tai va, o čia šitie Benkunsko galvijai. Nu tai ką jūs galite pasakyti apie tokį merą? Nu ką galima pasakyti gero apie tokį žmogų, kuris Pilaitėje pila už milijoną smėlio kopas? Nu taigi, ar čia nebeprotystė? Ar sveiko proto žmogus gali pradėti formuoti kopas mieste, veš smėlį? Taigi čia yra bepročių užsiėmimai. Čiagi tokio žmogo reikia patikrinti, ar jis psichiškai sveikas. Tai va tokie reikalai. Einu aš dabar nufotografuosiu dar viską. Tai vat mūsų kiemas vargšas, ką jie padarė.
Kai šitie niekšai padarė su kiemu, su aplinka. Vat viskas. Lygiai peinu. Va čia va išvažinėta viskas. Čia smėlio papylė. Tai mūsų namo gyventoja davė 10 eurų užpylė smėlio šiek tiek. Vat, grįžtų tą pačią vietą. O čia va vežė. Ankstesnėme filme, kur filmavau prieš 1,5 mėnesio. O čia va viskas yra. Va ta pati gatvė. Va tiek.